Labadiena dar kartelį. Buvo šiokių tokių techninių nesklandumų, bet tikiuosi dabar jau sėkmingai visi, kurie norėjote, prisijungėte. Ir šiandien mes kalbame apie miegą, apie miego ypatumus. Ir mane šią temą paskatino kalbėti nuolat ateinantis klausimai apie tai, ar migdyti vaiką savo lovoje, ar miegoti kartu su vaiku. Ir labai dažnai tie klausimai yra jautrūs dėl to, kad visi tėvams bando patarti, kaip jie galėtų kažką daryti geriau. Ir visų pirma, nuo ko mes galime pradėti kalbėti, yra apie tai, kad yra kultūriniai skirtumai ir ypatumai. Dėl to, kai mes skaitome įvairių autorių knygas, tai susidurėme ir su tuo. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose labiau įprasta, kad jau net kūdikis miegotų savo kambaryje. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje, kad galbūt tėvų kambarį, bet jau savo lovoje. Ir apskritai, tų patarimų yra 9 galybės ir tėvai, kurie daro vienaip ar kitaip, dažnai yra įsitikinę savo teisumu, dėl to labai drąsiai kitiems sako, kaip jie turėtų ar neturėtų daryti. Apskritai, kalbant apie miego ypatumus ir migdymo ypatumus, tai reikėtų pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, tai miego laikas, ar ne? Miegoti vaikas turi eiti nepervargęs. Mes labai dažnai galvojam, kad vaikas visą dieną yra darželyje, mes labai norime su juo susitikti ir bent keletą valandų pabūti drauge, o tada dar vaikutis nenori eiti miegoti, tai mes su juo pabūsime, jau tol, kol jausimės atsibuvę. Bet iš tiesų, jeigu mes norime sveikų miego įpročių, tai visi miego specialistai rekomenduoja vaikui eiti miegoti tada, kai jis nėra per daug pervargęs. Dėl to, kad kuo labiau vaikas pavargęs, tuo jam sunkiau yra užmigti ir tuo labiau užmigti savarankiškai. Ir aišku, kai jau vėlų vakarą būna pavargę tėvai, tai ir jie būna suirzę, ir jų kantrybės likučiai jau būna išsekę. Dėl to tas migdymo ir miegojimo ir užmigimo ritualas tampa kančia visiems. O taip neturėtų būti. Kitas, apie ką dažnai kalbama, tai kad mano vaikas užmiega tik mašinoje, ar mano vaikas užmiega tik nešiojamas ant rankų. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime specialistų rekomendacijas, tai dauguma jų sako, kad pasupti vaikelį yra ok, galima jį pasupti, bet ne iki užmigimo. Kad visas judesys ir visas supimas yra tam, kad vaikas nusiramintų, kad jis pasijustų saugus, kad jam būtų jauku ir gera, bet jau pats tas užmigimas ir užmigimo procesas neturi asocijuotis su supimu ir vaikas neturėtų išsiugdyti to įpročio, nebent mes esame susitaikę su tuo, kad visada supsime ir tai mums nekelia jokios frustracijos. Beje, man yra tekę skaityti ir tai, kad nuolatinis supimas, pavyzdžiui, jeigu vaikas miega tik tai vežimėlyje ar tik tai ant rankų ar tik tai mašinoje, kenkia giliam miegui. Būtent, kad, netgi teko skaityti, kad kai kurie pediatrai prilygina tai suaugusiųjų miegojimui lėktuve. Tai kaip ir būni pamiegojęs, bet kažkaip ne visai išsimiegojęs. Tai lygiai taip pat jaučiasi ir kūdikis. Judesys turėtų raminti, o ne migdyti. Aš puikiai žinau, kaip tai yra sudėtinga. Aš ir pati, esu viena iš tų mamų, kur mano vaikai labai gerai užmigdavo arba supami arba maitinami. Ir jie būdavo visiškai nelinkę pereiti prie savarankiško užmigimo po to, kai galėdavo užmigti
kitaip. Veiklos. Reikia labai gerai suprasti irgi, kad, muzika, įvairūs žaisliukai ne visada padeda. Dažnai jie daugiau linksmina negu ramina vaikus. Kai kalbame ypač apie ikimokyklinio ir pradinės mokyklos amžiaus vaikus, tai kuo tamsiau, tuo geriau ir kuo mažiau dirgiklių ir tuo labiau be ekranų. Apskritai yra naujausios rekomendacijos, kad bent jau pusvalandžiui likus iki ėjimo miegoti vaikas neturėtų būti buvęs prie ekrano, ar tai būtų telefonas, ar tai būtų televizorius ar kompiuteris. Dėl to yra labai svarbus ėjimo miegoti ritualai, ėjimo miegoti rutina. Ir būtent tos rutinos reikia miego kokybei ir padeda vaikui ypač nuo 12 mėnesių įprasti, kokia yra veiksmų seka, po kurios jau aplanko dėdė miegas. Iš principo yra būtent tas rutina suteikia saugumą, suteikia ramybę, suteikia aiškumą. Vaikas žino, dabar išsivaliau dantukus, dabar skaitysime pasaką, po pasakos mama arba tėtis dainuos lopšinę, tada palaikys rankytę, tada užvers duris ir taip toliau ir panašiai. Kiekviena šeima susikuria savo rutiną. Aš manau, kad vienos geriausios rutinos nėra, dėl to, kad kiekviena šeima turi savo ypatumus, galbūt mama grįžta labai vėlai iš darbo ir tiesiai eina migdyti savo vaiko, tai ta rutina gali būti ilgesnė, su ilgais pokalbiais, o gali būti, kad pasakas skaito tėtis, o dantukus valosi mama kartu su vaiku ir taip toliau ir panašiai. Čia kiekvienas gali atrasti būdą, kuris yra tinkamiausias būtent jums. Kai mes kalbame apie minkštukus, ar ne, minkštukai irgi suteikia saugumo jausmą, vaikams dažnai yra malonu turėti žaisliuką ar antklodėlę, su kuria jie užmiega. Bet tai jokių būdų neturėtų būti buteliukas. Pienas, arbatėlės yra maistas, o ne rutinos dalis. Vėlgi kalbant apie tą patį maistą, ypač iki mokyklinio amžiaus vaikams kartais būna tokie augimo šuoliai ir jie po vakarienės vėl būna išalkę. Ir tą, aš manau, tėvam nėra taip sunku pajusti. Ir kai yra augimo šuoliai, prieš išsivalant dantukus, dar vaikas galėtų gauti kokią nors sveiką užkandėlę. Nežinau, kiekvienoje šeimoje irgi sveiko maisto spektras gali skirtis, bet tarkim, riešutai, obuolys, dar kažkas, kad vaikas jaustųsi gerai. Tos augimo šuolius, jeigu mes matome ir stebime vaiko valgymą ir jo valgymo įpročius, ritualus, tai tikrai pastebime, kada yra tie augimo šuoliai ir tada nereikėtų sakyti, jau valgiai vakarienę, viskas, nes tai kels vaikui frustraciją. Bet buteliuko tikrai ne, nes vaikas įpras užmigti su buteliuku, tai gali turėti ir neigiamų tam tikrų pasekmių, kaip pavyzdžiui užspringimas. Ar ne? Kitas dalykas, ką mes dažnai darome, tai mes prabudusius vaikus patys išbudiname. Mokslininkai, miego ekspertai patarė, vaikui parodyti, kad esame šalia, galbūt vieniems vaikams tiks pasakymas šš, ar ne, kitiems galbūt rankytės palaikymas ar paglostimas, bet nereikia iš karto čiupti vaiko ant rankų, kelti iš lovytės ir jo šnekinti. Reikėtų šiek tiek lukterti ir pažiūrėti, galbūt vaikas užmigs savarankiškai. Taip pat ypač pratinant vaiką užmigti savarankiškai, ritualo dalis yra ir miegojimas tam tikroje vietoje. Natūralu, kad vaikas nori miegoti su mumis
Ir kai mes apsisprendžiame, kad vaikas, miegos savo lovoje, mes negalime jo barti, negalime jo gėdinti. Nakčia vaikui atėjus negalime varyti atgal. Iš tiesų tiesiog švelniai nuvesti atgal, paguldyti, paklostyti galvytę, pabučiuoti, grįžti. Tėvai to labai nemėgsta. Aš pati prisimenu, kai mūsų dukra pareidavo ir tu kartais 7 kartą keliesi. Tai nėra lengva. Tai tikrai nėra lengva. Ir kartais mes net nepajusdavome, kai jie ateidavo. Tik ryte suprasdavom, kad jie atėjo, nes rasdavom ją savo lovoje. Tai čia tikrai ne pasaulio pabaiga, nereikia dėl to išgyventi, net apsisprendus, kad vaikas jau nemiegos kartu. Ir galiausiai reikia labai suprasti, kad ėjimas miegoti yra ne mūšis. Yra nepaprastai svarbi mūsų ramybė. Mūsų ramybė ir ką mes turime vaikui padaryti. Visų pirma, mes turime patenkinti vaiko poreikius. Jeigu jis alkanas, jis turi būti pavalgęs. Jeigu jam šalta, turime jį šilčiau aprengti. Ar ne, jeigu jam baisu, galbūt reikia naktinės lemputės. Ta prasme, mes turime atsižvelgti tai, kokie yra vaiko poreikiai ir juos patenkinti. Antra, turi būti labai aiškios taisyklės. Tai vėlgi susijęju su ta rutina, kad vaikas turi žinoti, kas seka po ko ir ypač tuo metu, kai mes ugdome įprotį, tai turi būti labai nuoseklu, o ne tai, kad 2 dienas ugdome įprotį, o 3 jau važiuojame kažkur, einame miegoti, bet kaip ir taip toliau ir panašiai. Tai tuo metu, kai gyvenime yra daug ir įvairių pasikeitimų, nereikėtų planuoti daug gastrolių ar vakarinių svečių ir vakarėlių. Ir galiausiai ta rutina turi būti vaikui draugiška. Vaikas turi jausti, kad jis turi pasirinkimą. Ypač su ikimokyklinio amžiaus vaikais kartais prasideda galių kova. Tai tegul vaikas išsirenka, kokią pižamą jis vilkės. Tegul vaikas išsirenka dantų šepetuką. Tegul jis išsirenka, ar pirmą skaitysim pasaką, ar valysimės dantukus. Galų gali ir tą pačią pasaką tegul jis išsirenka. Supraskite, kad tas ėjimo miegoti ritualas, jis turi būti malonus ir jis turi būti vaikui draugiškas. Tai jeigu mes į tai nežiūrėsime kaip į mūšio lauką, tai tikrai bus daug daugiau laimėtojų. Vienas iš klausimų buvo, kada yra tinkamas laikas vaikui eiti miegoti. Kai mes kalbame apie ikimokyklinio amžiaus vaikus, tai ikimokyklinukams pripažintas tinkamiausias laikas eiti miegoti yra tarp 6:30 vakarų ir 8 valandos vakarų. Ir Lietuvoje, kiek aš esu pastebėjusi, mes dažnai savo vaikų ėjimo miegoti rutiną pradedame vos ne 8 valandą. Taigi tas jau užmigimas gerokai pasislenka. Nereikia pamiršti, kad dažnai kiek reikia miegoti, ir aš konsultavausi su National Sleep Foundation, ar ne, kiek vaikas turi valandų per parą miegoti. Tai tas miegojimas paprastai yra skaičiuojamas, kiek vaikas turi miegoti per 24 valandas. Tai pavyzdžiui, iki 12 mėnesių, ar ne, jau vaikui galioja vienos taisyklės. Tačiau, kai jau mes šnekame apie 1-2 metų vaikus, tai tokio amžiaus vaikas turėtų miegoti nuo 11 iki 14 valandų per parą. Vėlgi, tai yra net 3 valandų skirtumas gali būti, kad vaikų poreikiai gali skirtis, ar ne? Tai ir tas jų dienos miegelis gali skirtis. Kai kalbame apie 3-5 metų vaikus, jau tas laikas trumpėja ir tokio amžiaus vaikam reikia 11-13 valandų per parą miego.
Ir kai kalbame apie pietų miegą, ir va čia buvo klausimas, na, iki kelių metų vaikas turėtų miegoti pietų miegelio, tai dauguma vis dėlto rekomenduoja, kad iki 3 metų vaikas tikrai turėtų miegoti pietų miegelio. Iki 3, ar ne? Kaip yra su dauguma vaikų? Dauguma vaikų iki 5 vis dar mėgsta snustelėti. Pavyzdžiui, mūsų vaikai nelabai miegojo jau po to 3 gimtadienio. Kai kurie iš vis jau nebemiegodavo pietų miego. Tai reikia atsižvelgti į individualaus vaiko poreikius, bet iki 3 pietų miegelis rekomenduojamas visiems. Kai mes kalbame jau apie 6 ir vyresnius vaikus, tai jiems reikia 9–11 valandų. Kai kalbame apie amžiaus ribas, tai būtent Sleep Foundation rekomenduoja 6–13 metų vaikams miegoti 9–11 valandų per parą. Ir, o kaip tos valandos pasiskirsto, jau priklauso nuo konkrečios šeimos. Taigi, vėl, kas padeda vaikui gerai miegoti? Nes gavau keletą klausimų apie tai, kad, ar yra kokių nors stebuklingų receptų. Tai tam tikrą prasme mūsų močiutės buvo teisios. Grynas oras, saulė ir išsilakstymas nepaprastai padeda vaikui išsikrauti ir natūraliai kristi į lovą. Turbūt ir patys prisimename iš vaikystės, kad jeigu visą vakarą lakstėme, važiavome dviračiu, dūkome su draugais, tai užmigti yra daug lengviau. Ir iš tiesų grynas oras padeda. Dėl to iki mokyklinio amžiaus vaikams mes tikrai turėtume vadovautis nuostata, kad nėra blogo oro, yra tik netikusi apranga. Ir aš suprantu, kad šią nuostatą kartais sunku vadovautis Lietuvoje, bet aš tada visada, pavyzdžiui, mus skandinavus, kurie gyvena kur ir tamsiau, ir dažnai drėgniau, bet vis dėlto tikrai vadovaujasi tą nuostatą ir Suomijos, ir Švedijos, ir Norvegijos darželiai, kad nėra blogo oro ir net ir per lietų ir vėją su vaikais eina į lauką. Kartais vaikams padeda, jeigu jiems yra suvaidinama miego rutina. Pavyzdžiui, jūs norite, kad vaikas kraustytųsi jau į savo lovytę, tai jo 2 mylimi žaisliukai gali suvaidinti tą ėjimo miegoti rutiną, kur jis sako, bet tu pas mane ateisi, jeigu aš atsibusiu. Taip, aš tikrai pas tave ateisiu, nes mama ar tėtis visada ateina pas savo vaikelį, jeigu jis jo šaukia. Ir taip toliau ir panašiai. Ar ne, tada vaikas, žiūrėdamas į tą, stebėdamas tą interakciją, jisai galvoja, tai jeigu ten tigro mama ateina, tai tikrai ateis ir mama. Ir nereikia norėti, kad viskas įvyktų staigiai. Vėlgi aš esu gavusi laišką, kur mama rašo, bet jau visas mėnuo mes bandome tą padaryti, įpratinti vaiką užmigti savarankiškai ir mums nepavyksta. Tai yra procesas ir dažnai trunka tikrai ilgiau negu mėnesį. Aš labai gerai prisimenu, kaip su mūsų 3 vaiku, dukra, aš jau buvau turbūt supratusi tai, kad, tai yra procesas, kuris užtrunka ir kur reikia mano pasiryžimo, mūsų pasiryžimo ir labai sąmoningo pasiryžimo. Ir mes darėme tai, kad pradžioje užmigdavom kartu. Tada iškraustėme į lovą šalia mūsų lovos. Tada perkeliame lovą į kitą kambarį, bet laikydavome ranką, kol užmigdavom. Tada jau rankos nebeduodavau, bet sėdėdavau šalia, kol užmigdavau. Tada atsitraukiau toliau, maždaug per kokius metrą, kokį šalia durų, bet dar ne už durų.
Ir irgi laukdavau, kol užmigs, jeigu reikia, prieidavau, apsikabindavau, paglostydavau. Ir čia jau viskas po rutinos. Po rutinos. Ir tas užmigimas kartais trunka priklausomai nuo to, kaip vaikas yra pavargęs, ir iki valandos, ir net iki 1,5 valandos. Galiausiai aš skaitydavau knygą, kas jau buvo man valio už durų, nes ten būdavo šviesu ir aš galėdavau skaityti. Ir aš atsisėsdavau, bet ji turėdavo pro pragaras duris matyti, kada aš sėdžiu. Ir vis pasitikrindavau, ar vis dar sėdi mama, ar vis dar sėdi mama, ar ne? Ir galiausiai aš išėjau į kitą kambarį, kuris yra šalia, vadinasi, jį pasilenkus nematydavo, bet jeigu jį šūkteldavo, mama, aš turėdavau sakyti, taip, aš esu šalia, aš girdžiu. Ir tik galiausiai, man atrodo, po kokių, jeigu nesuklysiu, 4 ar 5 mėnesių, aš jau galėdavau kažkur išeiti. Procesas, bet tas, niekas nesakė, kad bus lengva. Niekas nesakė, kad bus lengva ir paprasta su vaikais. Aš žinau, kad yra stebuklingų vaikų, kurie užmiega savarankiškai iš karto. Man iš 4 nei vieno tokio nebuvo. Visus reikėjo migdyti, myluoti, už rankos laikyti. Aš puikiai prisimenu, kaip su sūnumi aš dar nebuvau supratusi to nuoseklumo ir to laipsniškumo ir to proceso. Tai daugybę naktų atsibusdavau ant grindų šalia jo lovytės susirietus, nes laikiau ranką, matyt, paleidau ir užmigau. Ir tada sliūkindavau jau į savo lovą ir atrodydavo, kad visi raumenys aptingė. Taigi nepalikite vaiko išsiverkti. Aš žinau, yra ir Ferberio metodas, ir visokių kitokių, kurie sako, kad palikime vaiką išsiverkti, pripratinkime jį, nėr čia ko. Bet vis dėlto dauguma mokslinių tyrimų ir ypač paskutiniai, kurie rodo, kaip veikia vaiko smegenis ir streso hormono, kiek atsiranda kraujyje, rodo, kad išsiverkimas, kai mes paliekame vaiką išsiverkti, mes paliekame jį su jo baimėmis. Mes neužtikriname to, kad jis jaustųsi saugus. Kartais tėvai per anksti bando pratinti vaiką užmigti savarankiškai ir tada sako, aš turiu užsispirti, turiu padaryti. Nieko tokio, jeigu jums širdis sako, kad vaikas verkia per daug, atidėkite. Atidėkite, palikite vėlesniam laikui. Nieko neatsitiks, jeigu pabandysite dar kartą po mėnesio. Iš tiesų, nepamirškite vaikų didžiuotis. Jeigu jis guli savarankiškai, jeigu jis po rutinos šmurkštelėjo po kaltra, jeigu jis pabučiavo ir leido jums išeiti sėdėti koridoriuje, pasidžiaukite tais mažais žingsneliais, to kiekvienu mažu žingsneliu judėjimu į priekį, nes, tai yra nepaprastai svarbu. Tai yra nepaprastai svarbu. Ta erdvė ir ypač kai vaiką keliame į jo kambarį, turi būti saugi, turi būti vaikui pažįstama. Jūs turite vaikui suteikti ir formuoti ir ugdyti tą jausmą, kad jisai yra saugus. Aš nuolat kalbu ir aš manau, kad aš esu jau daugam net nusibodusi, bet kartojimas yra visų mokslų motina ir skaitykite savo vaiką. Nieko nėra nuostabesnio, nieko nėra svarbesnio kaip kasdieninis skaitimas. Ir neatbambėkite. Ir jūsų tikslas nėra jum pasididžiuoti savimi, kad kiek jūs puslapių perskaitėte. Ne. Tai yra jautrumo, šiltumo, emocinio ryšio formavimo, vaiko žodyno plėtros, vaiko gebėjimo diskutuoti, vaiko gebėjimo formuluoti savo mintis ir aukštesnio mąstymo ugdymo laikas ir pamokos. Ir tai yra nepaprastai svarbu kiekvienam vaikui. Ir vėlgi, kiekvienas vaikas išsikrausto. Kartais gali atrodyti, kad jau miegos jis pas mus visą likusį gyvenimą. Bet
kiek aš esu pastebėjus, tai dauguma, bent jau iki 18 tikrai iš tėvų lovos išsikrausto. Trumpiausiai, kiek aš esu mačiusi vaikus miegančius su tėvais, tai yra tik gimdymo namuose. Ir grįžę jie jau nusprendė, kad vaikas miegoti savo kambaryje ir iš karto iškraustė. Ilgiausiai aš esu mačiusi dar vaikui 10 ir jis dar miega pas tėvus kambaryje. Nebe jų lovoje, bet lovoje šalia. Nėra vieno teisingo būdo. Jums teisingas būdas ir yra tas teisingas būdas. Jūs turite nuspręsti. Dar iš klausimų, kokie buvo emocingi naktiniai pabudimai, kas čia per reikalas. Iš tiesų, jums Monika klausė, tai žiūriu ir Laima, ir Monika susiduria su tais pačiais iššūkiais, tai jums teisingai Ieva ir sako, reikia išlaukti, reikia kantrybės. Taip, kai kurie vaikai prabunda dažniau. Kodėl vis dar mes mokslininkai diskutuojame, ar dėl to, kad jų diena labai aktyvi, ar dėl to, kad jų nervų sistema dar nėra tokia tvirta. Priežasčių gali būti 9 galybės, bet yra vaikų, kurie tiesiog naktį daug kartų pabunda. Jeigu jie miega atskirame kambaryje, tai reikia juos švelniai apkabinti, nuraminti, palydėti atgal, turėti daug kantrybės. Visi vaikai, kurių raida yra normali, tikrai iš to išauga. Bet kuriuo atveju rekomenduočiau pasikonsultuoti ir su jūsų šeimos gydytoju ar pediatru, dėl to, kad bet kuriuo atveju mano šitie patarimai yra labai bendriniai. Konkrečiu atveju reikėtų konsultuoti su specialistu. Dar vienas klausimas buvo apie ankstyvą migdymą, tai čia jau atsakiau, kada maždaug reikėtų eiti su vaiku miegoti. Ar reiktų atsisakyti pietų miego 3-mečiams, 4-mečiams, klausė Ilma. Taip, jau nuo 3 galima atsisakyti pietų miego. Kaip ir minėjau, miego specialistai sutarė, kad būtinas pietų miegas yra tik vaikams iki 3 metų, vėliau jau reikia žiūrėti į kiekvieną vaiką. Dėl priverstinio pietų miego 6-mečiams lietuviškose darželiuose, aš manau, kad tai yra vaikų kankinimas. Tai yra vaikų kankinimas, ypač tų vaikų, kuriems jau seniai nebereikia miegoti. Jūs įsivaizduojate, jeigu vaikui sulaukus 3 jau nebesinori miegoti ir jis nenori miego, 2 valandas išgulėti. Jūs pabandykite 2 valandas išgulėti. Neskaitydami, nekalbėdami, tiesiog išgulėti. Tai yra tiesiog vaikų kankinimas ir manau, kad mažiausiai tai tiesiog reikia atsisakyti gulėjimo. Mes galime kalbėti apie poilsį ir to poilsio metu ramių žaidimą. Pavyzdžiui, visi vaikai gali sugulti ir pasilsėti, kol mes skaitome pasaką. O po pasakos vieni vaikučiai užmiega, o kiti ramiai eina žaisti. Andželika klausė, koks sprendimas teisingiausias dirbant 3-6 metų vaikų grupėse. Žinoma, kad atsiranda vaikų, kurie miego nenori. Su jais reikia kalbėti, tai yra įgūdis dėl to ramaus darbo ir ramaus žaidimo. Mes vaikystės sode tą jau darome 6 metus. Ir jeigu, aišku, visada atsiranda tėvų, kurie sako, kad vaikas turi gulėti tas 2 valandas. Bet tokiu atveju mes šnekame su tėvais, kalbame apie tai, kad, vaikas neturėtų taip gulėti. Mūsų manymu yra daugybė ramių žaidimų, tai yra ir stalo žaidimai, ir įvairios užduotėlės, ir knygelių skaitimas, ką galima daryti tuo metu, kai kiti vaikai miega, ypač 5-mečiams ir 6-mečiams,
kurie yra jau daugiau mokyklinukai, prieš mokyklinukai, negu kad iki mokyklinukai. Jie būtent tas 5-6 metų yra tas pereinamasis laikas, kur jau labai mažai vaikų nori miegoti pietų miego. Žinoma, jeigu nori, prašau, bet jeigu nenori, jau su tokiu vaiku galima ir mokytis, ir išmokti skaityti pietų miego metu, kol 3-mečiai ir 4-mečiai miega. Dar čia Andželika irgi rašo, kad dar kokie 7 užsimanys nemiegoti taip pat. Žinokit, dažniausiai, kiek mes esame pastebėję, jie kartais užsimano, bet labai dažnai, jeigu jau miegelis laužia ir jeigu yra ta graži užmigimo rutina, tai visi, kuriems reikia miegoti, tie ir užmiega. Man nepaprastai patiko darbas ir stebėjimas darželiuose Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, kur tikrai yra vaikui duodama laisvė pasirinkti, ar jis nori ramiai žaisti, ar jis nori eiti miegoti. Stebuklingų kažkokių variantų nėra, tai yra miegas arba ramus žaidimai. O su vaikais tikrai galima susitarti. Dar vienas klausimas yra, kad 1,5 metų vaikutis dieną užmiega savarankiškai, bet naktį jau nori miegoti su tėvais. Pabandykite, jeigu teisingai suprantu, Jurgita, jūs perkeliate į lovą jau užmigusi vaiką. Vis dėlto rekomenduojama guldyti į lovą dar perkelti apsnūdusi, bet dar neužmigusi vaiką. Ir žinoma, kad gali elgtis taip tik naktiniam poguliui, dėl to, kad mato tėvus, nori su jais būti, yra išsilgęs, plus vakare labiau pavargęs. Tai yra visiškai normalu, bet kaip ir minėjau, laipsniškai pereikite, turėkite kantrybės, išlaukite. O dėl triukų klausė Lina, kokie gali būti triukai, kaip iškraustyti tėvus. Tai, visų pirma, jūsų vaikai yra 2. 2 iškraustyti visada lengviau negu 1. Mes savo sūnus taip labai sėkmingai iškraustėme abu, nes 1 buvo per daug sudėtinga, jis visiškai nenorėjo, ypač kaip tarp berniukų nebuvo ne 2 metų skirtumo. Jūs klausėte, gal jau laikas. Nežinau, jūs žinote, ar jau laikas. Jeigu jūs jau manote, kad laikas, norite, kad būtų laikas, tai ir pabandykite iškraustyti. Pabandykite iškraustyti, suvaidinkite iškraustimą, leiskite išsirinkti naują patalynę, nežinau, kažkaip įrengti kambarį ar kažkokius mylimukus įsigyti. Pasakykite, kad jūs palaikysite ranką. Sugalvokite kokią nors įdomią ritualo naujovę, kuri paskatintų vaikus taip nesipriešinti. Bet, kaip ir minėjau, visų pirma, jūs turite norėm skaitytų. Tai čia galima sutarti, galima tuos pokalbius, tuos skaitimo laiką keisti pokalbiais ir panašiai. Taip pat yra Aldos klausimas. Gal galėtumėte rekomenduoti keletą literatūros šaltinių lietuvių anglų kalba šią temą, ar apskritai apie ikimokyklinuko rutiną, auklėjimą ir panašiai. Tikrai tos literatūros yra nepaprastai daug. Aš pagalvosiu ir kai mes įkelsime video, aš tada pridėsiu ir sąrašą knygų, kokios mano manimu būtų tinkamos. Dabar šią akimirką niekas nešauna iš karto į galvą. Kitas klausimas yra dukrytei 2 metai 3 mėnesiai. Migdome gulėdami šalia, pakalbėdami, paglostydami, bet migdymosi laikas užtrunka 1-2 valandas. Ar tai nėra per ilgai? Ir paskutinius mėnesius reikalauja, kad migdytų tik mama, nors anksčiau galėdavo užmigdyti ir tėtis. Tai 1-2 valandos šitą klausimą gaunu nepaprastai dažnai. Ir draugės klausia, ir pažįstami. Žinokite,
normalu visai yra tos 1-2 valandos, gal 2 jau ilgokai, bet kiekvienas vaikas yra unikalus, kiekviena šeima yra skirtinga. Aš manau, kad daugiausiai reikėtų kalbėti, ar jūs patirėte frustraciją ar ne. Ir jeigu jūs patirėte frustraciją, jeigu jūs erzina, tai tą ritualą reikėtų trumpinti. Bet jeigu jums nieko tokio, tai čia tikrai yra nieko tokio. Nėra tokio dalyko, kad, na, žinote, jeigu jau valandą ar 2, tai jau per ilgai kažką darykite. Nieko panašaus. Galite, kad ir 3 valandas, jeigu vaikas vis dėlto miegos pakankamai ir jeigu jum yra malonu ir jūsų netrikdo. O dėl to migdymo tik mama ar tik tėtis, kai kurie vaikai nori, kad tik tėtis migdytų, kai kurie, kad tik mama, tai vėl yra normalu, taip vaikas bando ribas, vaikas aiškinasi, čia yra vienas iš tų mūšių, kurio neverta kovoti. Jeigu vaikas labai nori, kad tik jūs, tai jūs ir migdykite. O tada tėtis tegul pasistengia laimėti ir pasiūlyti kažką smagaus, kažką įdomaus, kad vaikas norėtų migdytis ir su juo. Bet tai irgi yra etapas, kuris praeina ir tai yra normalu. Dar vienas klausimas, ar yra riba metų, kur jau vaikas turėtų miegoti savo lovoje? Ne. Nėra tos tokios ribos. Čia yra labai unikalu ir labai individualu. Anksčiau buvo sakoma, vaikas turi ten tada ir tada miegoti. Aš prisimenu, kai gimė mūsų Gertrūda, tai čia prieš 8 metus, mes gyvenome tuo metu Belgijoje, jai buvo ar 3 ar 4 mėnesiai, kai mes nuėjome, na žinote, tam patikrinimui, kuris vyksta kas mėnesį. Ir pediatrė klausė, ar ji išmiega visą naktį. Ir aš sakau, priklauso nuo nakties, na, kadangi mes miegam kartu. Ir čia pediatrė mane nutraukė, jūs ką, kaip jūs galite miegoti kartu? Jūsų vaikas turi miegoti savo lovoje, jis turi miegoti atskirai, netgi rekomenduotina kitame kambaryje. Na, aš labai tikiuosi, kad kitą mėnesį, kai susitiksim, jau jūs būsite pasistūmę ir daugiau tokio dalyko nebebus. Ką jūs savo manote? Na, gerai, kad man tas vaikas 4, kad aš šitą išmanau apie vaikų ugdymą, auklėjimą ir priežiūrą, tai nei aš kreipiau dėmesio, nei ką, ir tas vaikas sėkmingai toliau su mumis miegojo. Tai čia vėl labai priklauso nuo mokyklos, nuo tradicijų, bet aš visada tėvams sakau, kad reikia atsižvelgti į šeimos poreikius ir į tai, kas yra tinkamiausia būtent konkrečiai šeimai. 3 savaičių dukrytę perkelus užsnūdusią į savo lovytę, ji vis vien atsibunda ir pradeda verkti. Ką tada daryti, klausė Dainora. Dar labai maža, tai jūsų dukrytė iki visai kruopa. Nieko tokio, vėl užmigdot ir vėl apsnūdusią dedat. Tai yra, na, čia dar toks visiškai kūdikėlis, dar netgi kitoje dimensijoje gyvenantis. Ir apie kažkokius tokius tikrus įpročius ir ypač užmigimo savarankiškai ir miegojimo savarankiškai dar yra labai anksti. Aš prisimenu, kai mūsų, na, pirmagimį tai visi jau nuo rankų nenuleidžia ir nešioja. Bet kai mūsų antram sūnui buvo 6 mėnesiai, labai gerai prisimenu, nes buvo jo promočiutės gimimo diena ir mes buvome Trakuose, sodyboje ir mūsų sūnui kaip tik tada suėjo 5 mėnesiai, tai jau beveik artėjom prie pusės metų ir sako mano vyro mama, sako, ar tu kada nors tą vaiką padedi? Nes aš tiesiog nešiodavau juos, man smagu tuos vaikus nešiot, man smagu juos laikyti ir kol nevaikšto, aš tuo labai tikiu ir labai
džiaugiuosi, kad dabar ir naujausi moksliniai ir smegenų tyrimai sako, kad pirmaisiais gyvenimo metais yra nepaprastai svarbus tas fizinis kontaktas, labai svarbu tą kūdikėlį kuo daugiau liesti, kuo daugiau glostyti, kuo daugiau myluoti. Tai nebijokite. Nieko tokio, aš suprantu, kaip kartais norisi pailsinti tas rankas, aš suprantu, kaip kartais norisi tiesiog atsisėsti ir išgerti puodelį kavos ar arbatos. Bet žinokit, tas laikas praeina daug greičiau, negu mums atrodo. Ir po to, kai mūsų vaikui 15 ir žiūrime atgal, tai galvojame, galėjau ir dar ilgiau palaikyti, ir dar ilgiau paglostyti ir taip toliau ir panašiai. Tai nebijokite. Nieko tokio, kad ji prabunda ir pradeda verkti. Tada galite dar kartą pakelti ir iš naujo išbandyti tą procesą. Vėlgi galbūt nereikėtų iš karto kelti. Galbūt pradžioje užtektų paglostyti rankytę, paglostyti vaikutį. Kartais padeda kai kuriems kūdikiams, jeigu leidžiamas yra širdies garsų įrašas arba ošimo, galite ošti ir pati. Ar ne, mes dažnai intuityviai vaikučiams sakome ššš. Ir tai padeda. Jeigu vaikelis matote, kad įsiverks, tai turbūt reikia jį pakelti ir kartoti procedūrą iš naujo. Bet po kažkiek kartų tai pasiseks. Aš labai sąmoningai nesakau po kiek kartų, nes yra vaikų, kuriem užtenka ir 5, o yra vaikų, kuriem reikia ir 555 kartų. Ir net ir tada nebūtinai pasiseks. Tai kiekvienas vaikas yra skirtingas ir mes turime džiaugtis tuo ir nesijausti kalti, jeigu mūsų kaimynės draugės vaikas jau po 2 karto užmigo savarankiškai. Aš net nebejoju, kad kažkur ir kažkada jūsų vaikui užteks tik 1 karto, o tam kaimynės draugės vaikui reikės daug daugiau. Tai šiandien viskas. Ačiū visiems ir visoms, kurie buvote prisijungę šito mūsų pokalbio ir ačiū už visus klausimus, kuriuos siuntėte ir iš anksto ir rašėte dabar. Įrašą skelbsime po kelių dienų ir iki kito trečiadienio.